Sveiki visi, su jumis ir vėl Paulius ir laida Planas dienai X ir šiandien mes kalbėsime apie priedangas. Esame jau kartą apie jas kalbėję, pasakojome, kas tai yra ir kokios yra jų charakteristikos, o šiandien priedangą mes įsirenginėsime. Pagrindinius akcentus, kaip tinkamai įsirengti priedangą, mums padės sudėlioti Vilniaus miesto savivaldybės civilinės saugos vadovas Žygimantas Solovjovas. Labą. O šiam įrengimo iššūkiui pasirašė komikas Mantas Patarakas. O, sveiki visi. Ir tinklaraštininkė Lina Talžūnaitė. Iki. Tai, mielieji, šiandien mūsų iššūkio dalyviai, ar žinot, kas yra priedangos apskritai, ar esate su to susidūrę? Tai čia nuo sprogimo kažkoks dalykas, kurio prisideng, kad nesudegtų tavo oda iškart neįsilydytų kaip sūris. Čia toks tavo yra spėjimas, ar ne? Aš neturiu tai atinkamo atsakymą, aš taip domiuosi, ar jūs žinot, ar Lina, tu esi kažką panašaus girdėjęs? Panašiai, manau, turbūt vieta, kur galima būtų pasislėpti karo atveju. Kažkas tokio. Ar esate kada nors svarstę, kad gali ateiti metas patiems įsirengti tokią vietą? Ojo, kiekvieną naktį košmaruose, kurį laiką jau sapnuoju šitą viziją ir tikiuosi neišsipildys, bet reikia pasiruošti. Lina, ar įsivaizduoji, kokie tai dalykai galėtų būti, kurių tau reiktų, kad tinkamai įsirengti priedangą? Nu taip, dabar kaip ir įsivaizduoju, bet pažiūrėsime, kaip čia man seksis kažką pasirinkti, bet ar tai būčiau kažkada galvojus, kad reikėtų įsirenginėti ir kokius daiktus imčiau, tai žinok ne. Tai turbūt bus labai smagu pasižiūrėti, kaip galima įsirengti tą priedangą ir pasidaryti iš kažkokio tai nekomforto, bent jau mini komfortą. O kalbant turbūt apie mąstymą žmonių, tai viskas yra tvarkoj šitoj vietoj, tai labai gerai, kad bent košmarai sapnuojasi. Tai reiškia, kad jau kažkur tai pagalvojam apie šitus dalykus. Bet sako, dieną negalvoji, jeigu reiškia bėgi nuo problemų ir tada ateina į košmarų, žinai, tai reikia daugiau dieną pagalvoti. Jo, galva apkrauta, trūksta laiko pamąstymui, tai iš esmės tada sapnuojam. Tai viskas kaip ir tvarkoj, tai iš tikrųjų turim pasiruošę nemažai priemonių. Tai tas priemonės reikės atsirinkti, nes ne visos jos yra tinkamos šiandien dienai ir galima bus įsivertinti, ne? Tai ką į tą priedangą dėti. Aš asmeniškai iki šitos laidos negalvojau, kad yra toksai variantas pačiam įsirengti apskritai. Bet ką turiu turėti omeny, kad jeigu aš gyvenu daugiabutyje ir mano daugiabučio rūsys yra įleistas į gruntą, tai kaip ir šiuo atveju mes matome sieną, reiškia įleista į gruntą ir mes galime nusileisti į požeminę dalį. Tai yra kaip ir tinkama vieta pasislėpti nuo netiesioginės ugnies, ne, arba nuo kažkokio tai apšaudimo rajone. Kita vertus, visą laiką galima parašyti laiškelį į savivaldybę, kad norėčiau įsivertinti, ar mano rūsys yra tinkamas kaip priedanga, ar nėra tinkamas kaip priedanga, ir tada atvyksta specialistas, jau pakonsultuoja ir reiškia, pateikia rekomendacijas, kaip galima būtų įsirengti tą priedangą. O ar mums užteks dviejų žmogučių, kad įsirengti priedangą? Organizuojant priedangos įrengimą tikrai dviejų žmonių neužtenka, kai kalbame apie daugiabutį, nes perimetras pačio namo yra ganėtinai didelis ir darbų turbūt yra tikrai ne vienas smulkus darbelis. Tai kai mes jau turime tą ekstra variantą, kai reiškia, jau reikia labai greitai įsirengti tą priedangą, tai tada tikrai turėtų susikaupti ir susitelkti visą bendruomenę ir dalyvauti įrengime. Šiandien daugiau orientuosimės į individualią tą tokią erdvę, ne? Tai kaip pavyzdys, kiekvienas daugiabutis greičiausiai turi tuos individualius rūsiukus vadinamus, ne? Ir kiekvienam būtui yra paskirta kažkokia tai erdvė rūsyje, kur galiu pasidėti savo daiktus, uogienės, bulves, dviračius, whatever. O aš dabar stovu ant kanalizacijos dangčio ir čia galima tenai eiti pavojaus atveju ir paliekam bežvilkam nindzę? Nindzėm, okei, gerai. Pabandysim įsirengti tą erdvę individualią ir be abejo pasižiūrėsim į tuos elementus, kurie turėtų būti bendroje erdvėje, tai kurie aptarnautų kiekvieną. Įspėju, jūs neskaitat, nesidomėjot, kokie daiktai turėtų būti. Gali būti, ne. Neskaičiau, ne. Jūs darysite iš intuicijos. Jo, jodas ten kažką, bet neturiu jodo, bet ten kažką išgerti. Kad įsirengti priedangą jodas. Vonę pripilt vandens ir gerti iš jos. Į vonę prisilt vandens, pasimti skrudintuvę. Jo, ir telefoną ir viskas jo. Ir išgerti jodą. Supratau. Kaip ir minėjo Žygimantas, mes aplink save turime įvairiausios inventorijos ir įvairiausių daiktų ir dabar mes tiesiog ją greitai, mūsų dalyviai, tiesą pasakius, šitos daiktus, šitą visą inventoriją pereis ir Žygimantas tikriausiai kažkiek pakomentuos, kokie dalykai gali būti reikalingi, nereikalingi. Apskritai, ką mes čia matome, turime porą maišų, kuriuose, nežinau, turbūt kažkokios patalinės, turime porą tašių, kuriuose turbūt kažkokie drabužiai. Tai eikime ir apsižiūrėkime, ką čia turime aplink save. Gerai, tai pirmosios pagalbos dėžutė. Labai svarbu, tu šiaip dažnai sergi? Jo,
turėtų matytis ant manęs, aš gan išblyškęs, esu kaip šmėkla. Greičiausiai sergant dabar, va. Taip, aš turiu didelę malnutriciją, Aš manau, kad labai reikėtų, nes ir vaistai, taip. viskas, kad, žinai, turėtum. Žygimantai, man, pavyzdžiui, iš karto man kyla klausimas, kam gali prireikti kastuvo? Nu, nežinau, čia toks... Gynybos dalykas, jeigu ateitų rusas, kaip sakant. Jeigu per pakaušį trenkt, nežinau, jo. Variantas iš tikrųjų taip, nu, galima naudoti kaip ginklą, taip. Kam dar galima būtų jį panaudoti? Jeigu užgriūtų sklepas ir kažkaip bandyti atkasti, atlaužti. Jo, visiškai teisingai. Tai pagrindinė paskirtis ir būtų, jeigu kartais mes turime griuvimo atvejį, tai tokie daiktai labai padeda išsivaduoti, ne, iš užgriuvusios situacijos, tai reiškia, ar atkelti kažkokius tai sunkius daiktus, arba galbūt pasidarius atsarginį išėjimą prasikasti tunelį į lauką, ne? Čia tau. Kol kas gerai, kas čia? Ai, turbūt šildoma, ne? Šildomas kažkoksai dalykėlis, kompresas. Jo, tai iš esmės, ką mes tyrinėjom, tai tyrinėjom vieną iš išvykimo krepšio variantų. Aha. Tai va, pavyzdžiui, ištrauktas žaislas, ne? Taip, nu, pavyzdžiui, va, žaidimai. Taip, žaidimai, ne, kam jie galėtų būti skirti, tai būtent, ne, jeigu vaikui kažkokiam tai pasidarė baisu, tai tiesiog turėti tą žaisliuką, netgi jeigu ir neturiu vaikų, tam, kad paduoti tam vaikui, kad jisai truputį nusiramintų. Čia tas, į kurį vanagas buvo supakuotas, tik sidabrinis. Taip, tai reiškia ta vadinama užklotė. Taip, kuri šildo, nes tik šildo. Kuri arba gali ir vėsinti, gali ir šildyti, ne? Tai priklausomai nuo to, kurią pusę uždėsim. Tai jinai dažniausiai būna dviejų spalvų, ne? Iš vienos pusės geltonai, iš kitos sidabrinė. Tai jeigu geltonai yra viršuje, tai reiškia mes šildom žmogų. Jeigu sidabrinė viršuje, tai reiškia vėsinam žmogų. Tai vanagą šildėm. Labai fainai, kad toks svarbus dalykas ir užima tiek mažai vietos. Taip. Kas, pavyzdžiui, čia yra? Nes mes matome, mes turime patalinės pačias tenai, mes dabar turime tą kažkokią tai įmautę šildančią, šaldančią, tai kas tada čia yra? Čia turime minkštus neštuvus vadinamus. Minkšti neštuvai? Jo, tai jie išsiskleidžia, ant jų galima paguldyti žmogų, keli žmonės už rankenų pasiema ir galima išsinešti. Vėlgi, mes įsirenginėjom, aš taip įsivaizduoju, aš dar nemačiau kažkokią tai pakankamai degtukų dėžutės dydžio patalpą, kurioje mes tiesiog turime išbūti saugus. Nu, kiek, tai ant žemės truputį gali sėdėti, ar ne? Kiek tos kėdės yra, man taip atrodo, kad gana perteklinis baldas, jeigu jau mes ruošiamės, nežinau, sprogimui, karui, dar kažkam, ar ne? Visiškai teisingai. Tai kėdės tikrai nėra pirmo būtinumo priemonė, bet daugiau kėdę, bent jau vieną arba dvi pas save individualioje erdvėje reikėtų turėti būtent tiem žmonėm, kurie užeina į priedangą, bet nėra įsirengę tos individualios erdvės. Ne? Tai iš karto ir psichologinė ramybė gaunasi ir reiškia, tas pats žmogus, jisai gali atsikvėpti, lengviau pasijusti. Tas karutis, jisai čia grindos paliktas ar iš šio projekto dalis? Ką čia jame yra? Kad čia koks nors kūras gal, ar kažkas tokia? Benzinas. Kažkoks skanus gėrimas labai turbūt. Tai tokia gelbėjanti priemonė, truputį taupanti jėgas. Ar jinai yra visiškai būtina mums turėti, tai turbūt ne. Lygiai taip pat smėlio maišus galima nešti su tais pačiais minkštais neštuvais. Kalbėjom, kad kėdė yra nesuper būtinas dalykas ir tada mes čia turim iš vis suoliuką, tai nežinau, koks jo likimas. Tai suoliukas yra alternatyva turbūt kėdėm, ne? Tai jeigu bendruomenė yra pakankamai susitelkusi ir bendradarbiauja tarpusavėje, tokius suoliukus galima visą laiką turėti bendroje erdvėje. Bet čia kai jau labiau chill yra, čia ne pirmą dieną to chaosą, čia kai jau tu iš naujo namus įsikuri realiai. Čia labai geras pastebėjimas, tas iš naujo namų įsikūrimas, jisai greičiausiai ir neateina pačiom pirmom dienom, nes po truputį tu tobulinėsi savo tą erdvę ir iš esmės, ką mes ir matom dabar iš Ukrainos, tai žmonės darė tą principą, kad man minimaliai reikia tų priemonių, tiesiog nubėgu, pasislepiu ir taip toliau. Bet kai per naktį suskamba sirenos ten 4-3 kartus ir tu visą laiką kyli iš lovos ir bėgi į rūsį slėptis, tai koks tu būni ryte, ne? Tai ryte tada apsibaldint geriau rūsį tą. Jo, tada sako, gal aš geriau pasistatysiu tą lovytę, atsinešiu čiužinį, vieną kartą suskambo naktį, nuėjau, išsimiegojau, ryte išėjau į darbą ir viskas to ir pasibaigė. Tada mes čia prie Linos matome kažkokias labai kompleksinės lempas, ar čia kas čia tokio? Kas tai yra? Tai būtų kaip avarinis apšvietimas. Taip? Tai šviesa vėlgi yra labai reikalingas elementas būtent psichologiniam faktoriui. Tai kai šviesu, kai nėra tamsu, viską matau, kas darosi aplinkui, tikrai man būna ramiau. Ir būtina čia ir tamsoj normalus užaugo, viskas gerai.
Gerai, tai vienu žodžiu, šitas kibiras man asmeniškai suponuotų sėdimoje arba tualetą, bet tada mes prie savęs turime kažkokį iš vis labai pakankamai didelės konstrukcijos tualetą. Tai nežinau, gal šiek tiek galit apie jį pakomentuoti, kur tokie dalykai iš vis randasi. Kibiras tikrai gali būti ir daiktadėžė, galima ir atsisėsti, ne, tai viskas yra tvarkoj, bet pagrinde turbūt, ką mes naudotumėm tokį kibiriuką, tai būtent gamtiniam reikalam, ne, ir šitas kibiriukas, jisai būtų naudojamas būtent individualioje erdvėje toj. Tai reiškia, ką dar patartina pasidaryti, tai įsidėti kažkokį tai maišelį, tam, kad po to greitai neutilizuoti visus tuos dalykus. Kitas dalykas, šitas didelis daiktas, tai jam reikėtų jau atrasti vietą bendroje erdvėje. Jo. Geriausia jam reikėtų atskiros priedangos. Geriausia būtų, kad būtų prie kažkokio tai langelio arba, reiškia, oro ištraukimo vietos. Toksai tualetas galėtų aptarnauti nuo 50 iki 100 žmonių. Tai reiškia, iki reikiamybės jį išvalyti. O jeigu yra vienas laisvas sklepas, gal yra daug erdvių kažkokių laisvų. Vienas iš variantų, taip. Gali tuštintis toje erdvėje, tiesiog slapintis. Reikia suprasti, ką daro tas tuštinimasis arba gamtiniai reikalai. Tai ta vieta tampa bet kokiu atveju bakterijų ir parazitų kaupimosi vieta, ne? Tai mes turime... Labai rusą pritrauksi. Jo, rusą gali labai pritraukti, bet turime nehigieniškas sąlygas ir ko mums mažiausiai reikia, tai turbūt nusileidusi priedangą pradėti sirgti, ne? Tai arba užsikrėsti kažkokiam tai lygom. Tai tam, kad tą minimalizuoti, reikėtų pasirūpinti tom priemonėm ir pastoviai palaikyti tą higieną, kad jinai reiškia sveiktų. Kaip ir su tualetais, ar čia mes vėlgi matome dvi alternatyvas. Tai yra, aišku, mano vėl nuomonė, labai perteklinė sofa, labai prabangi, arba tada jos pakaitalas galėtų galbūt būti, ar ne, šis kažkoks sulankstomas mažai vietos užimantis čiužinukas. Pati sofa, ką mes turime suprasti, tai kad daugelis galvoja, kad galim turėti maksimalų komfortą, ne, priedangoje, tai... Daugelis taip galvoja? Taip, ir atsinešę tokį daiktą galbūt ir turėsime, bet, na, pradėsime suprasti, kiek kas užima vietos, turbūt tada, kada nueisim ir pamatysim, ne kokią tą erdvę turim. Čia kaip tik ir gesintuvą dar vieną turim, nežinau, ar operatoriai mato, jis pasislėpęs, man atrodo. Ir ten yra dar vienas šaltas ginklas, kuris irgi Mantui patiktų, tai... Kūjis, matau. Ir iš pradžių irgi aš jo nemačiau. Tada vėl keliu klausimą, kam toks dalykas gali būti reikalingas? Sienos prasikalimui tikrai gali būti naudojamas toksai daiktas. Čia, kaip pavyzdys, turime... Galim pamėginti dabar, ne? Turime tokio tipo langelį ir tenais matome yra truputį mažesnis langelis. Tai jeigu taip jau atsitiko, kad užgriuvo įėjimai, tai mes turime priemonę, su kuria galime pasidaryti didesnę skylę sienoje ir pasidaryti savo išsivadavimą. Jeigu ant tavęs užkris lubos luitas didelis ant tavęs, tai aš jo viso negalėsiu nukelti, tai aš pasimsiu šitą kūjį, sudaužysiu, ne, aš jį sutrupinsiu tada tą visą luitą ir tada mažais gabaliukais nuo tavęs nukelsiu ir tu gyvas būsi ir tada tu galėsi fiziką veikti. Jo, aš taip kažkaip projektuoju, gerai? Tik aš jau būsiu tartaro formai. Tai daugiau kalbame apie tos daiktus, kurie užtvėrė mums kelią, mums reikia tiesiog atsikrauti, ne, juos susmulkinti arba, kaip pavyzdys, išsinešti iš rūsio, ne, tam, kad kitą kartą galima būtų vėl naudotis tą priedangą, jeigu jinai dar liko tokia kaip priedanga, ne? Tai... Supratau. Lina, kas yra toj tašiai likusioje? Nežinau, čia mano kuprinė, kurią aš atsinešiau. Gali parodyti mums, kas yra. Pilno makiažo turbūt. Taip, gerai, pažiūrim. Ai, tai čia jau toks labai super išvykimo krepšys. Jo, pamperis, jo. Čia, kaip sakant, jau yra tas toksai vadinamas pilnas rinkinys, su kuriuo tikrai ilgai galėčiau praleisti daug valandų ir jeigu galvoju apie kaip išgyventi 3 paras vienam, tai čia yra karo valiuta. Visos karo valiuta, labai gerai. Priemonės, kurios man padėtų tą padaryti. Ne? Tos lentos čia vėlgi yra grindos paliktos ar projektų dalis? Lentas, aš manau, kad galėsim įsivertinti, kur jas naudoti tada, kada pamatysim patalpą. Okay. Tai va, tai mūsų dalyviai turi išsirinkti po 3 daiktus. Situacija, aš kaip suprantu, suponuoja, kad jūs esate komandoje ir jūs įsirenginėsite savo priedangą, tai
turbūt, kad tada galite atsižvelgti tai, kad kokius 3 prieš 3 dalykus jūs maišot ir kokių apskritai 6 dalykų jums dviems reikės. Okay. Gerai, tau kibiras tiks. Nes man tinka tikrai. Išaunam kibirą, tada iš karto. Tada vanduo. Ir sriubą ir viską pasidarysim ir tušinsimės. Vandens reikia. Vandens reikia, būtina. Aišku. Vienas didelis, gal smulkesnė geriau, mažesnė tūrio vandens. Jo, gal gali papasakot, kodėl geriau smulkesni? Nu, tai ką, žinau, galima visų pirma gal paskirstyti lengviau ir jeigu ten, pavyzdžiui, pratrūksta ar kažkas atsitinka, tai visą vandenį prarandam, o čia tai turim... Super. Liuks, jo. Be statašę galim tiesiog pasimti pilną dalyką, čia kaip vis vienas dalykas skaitosi. Nes kam tada imti mums šitą? Tu sakai, kad tu daug sergi, tai reikia šitą būtinai, jeigu kažkas susižydžiu. Bet ten tokia pati yra, ne, viduj. Jo, nu šitą gal gražesnė. Nu gerai, tada neimam viską, kas yra toj tašių, užtek šito jo, gerai, šitą gražesnę. Tai dabar kibiras, vanduo, vaistai ir reikia maisto. Nu jo, tipo, reiktų, nežinau. Reikia kokio gero, koloringo maisto. Nu tai kondensuotas pienas, bet kaip mes dviesi išgyvensim, aš į smalyžius esu. Va, mashed potatoes and bacon. Mėgsti? Jo, mėgstu jo. Gal visai gerai, lengva pasigaminti. Į tualetą įmetai gerai? Ne, čia girdaiktą. Visi sriubą darysim į tą. Va, ir konservai, super. Jo, liuks. Labai gerai. O tai čia galim skaityti? Kaip vienas maistą, manau, kad tai. Šiaip sofa būtų liuks, nežinau. Dabar mums reikia šilumos arba šviesos. Reikia kokių žibintuvėlių, gal nežinau, kaip dėl šitų tave vilioja jie. Man čia tau gal dalykas, aš sakau, aš žydžiu ir tamsoje viskas gerai, aš nocturnal animalsas esu, kaip sakant. Tas kūjis tikrai traukia mane, aš biškai saugiau jausčiausi, jeigu turėčiau tą kūjį. Gerai, bet čia manai į svarbiausią sąrašą traukiam? To gal pačiai reiks, nes man, žinok, aš streso net laikau, gali būti, kad man, žinok, čikurako bus, tai... Gerai, tai imam kūjį. Taip, reikia šviesų žibintuvėlio. Tuoj paieškam. O tualetinį mums nereikia, ne, mes vandenį nusiprausim. Jo, viskas gerai. Aš trinsiu už maišą, man atrodo, jame ir buvo degantis netgi. O, va, toks mažiukas. Turime tokį labai kuklų inventorių, tai mes dabar eisime susipažinti su erdvė tikriausiai, ar ne pačia? Taip, ir tada turbūt galėsime grįžti, pasižiūrėti tai, ko iš tikrųjų mums tenais gali prireikti. Na, tai jau reiškia, ko iš tikrųjų. Bet pasirinkimas tikrai geras. Tai, ta prasme, su tokiu pasirinkimu, ką dabar mes turime, tai tikrai išgyventumėm daugelį situacijų. Tai turime pavalgyti, kur po to tą maistą padėti, kai jau perdirbam, atsigerti, apsiginti ir išsivaduoti. Ja, aš jau gal zombių apokalipsai pasirašiau. Bet man turim kur miegot. Ja, žemė, ko tu dėtinka žemė, tiesiog ant žemės atsigulti. Esi bus hostelėje, prabangiausia viešbučiuose būna, matote? Adeliuką, bet. Ne, viskas gerai. Gerai, Žygimantai, tai aš aiškiai tiesiog pramiegojau visą kursą, kas čia turėjo vykti ir kas čia buvo. Tai visų pirma, atvažiavo grinda su šito milžinišku kranu transformerių sunkvežimiu, iškrovė maišus smėlio. Kam tie maišai smėlio? Kas čia vyksta? Ką mes darysim su jais? Tai čia dar viena priemonė, kurią vertėtų turėti bendruomeniškai. Šį sunkvežimį transformerį? Ne sunkvežimį, smėlio maišus. Okay. Ir būtent iš šitų priemonių galima pasidaryti stipresnės konstrukcijas pastatui. Čia priedangos dalis iš esmės gali. Jo, čia yra priedangos dalis, kurią turėtumėm pasiruošti tam, kad, reiškia, pastatas būtų dar atsparesnis. Ir kaip pavyzdys su šitais smėlio maišais mes galime dengti tuos langus. Galime užsidengti generatorių, kurį turime, ne, tam, kad sprogimo metu jisai būtų nepaveiktas. Ir turbūt, ką ir dabar pabandysim pasidaryti, tai pasimatuoti, ne, tai kiek vis dėlto pastangų reikia įdėti tam, kad galima būtų pasidaryti tą dar saugesnę erdvę. Statistiškai smėlio maišai atlaiko labai didelės apkrovas, tai reiškia, jie kartais netgi yra stipresni už tą esamą konstrukciją. Dėl to, kad gražiai sukrenta, jisai yra minkštas, smūgio banga atsitrenkia, amortizuojasi, ne, ir mes turime labai didelę apsaugą. Vienose vietose mes turime galimybę generatorių turėti viduje, tai reiškia, jau projektuojant jisai būna įrengtas kaip atsarginis. Šiuo atveju mes neturim galimybės turėti viduje, po to matysim, ne, yra nutiestas ir prailgintuvas, reiškia, pro duris, ne, į rūsį nuo generatoriaus.
Tai tą laidą irgi reikėtų apdėti smėlio maišais takeliu, ne, kad, reiškia, sprogimas nepaveiktų pačią laidą ir visą laiką turėtumėm elektros energiją, jeigu jos reikės. Supratau, tai dabar misija mūsų yra kokia? Su šiais maišais esamais, nu tai įsivaizduojam, kad mes pasiėmėm tą kastuvą, turėjom 1000 maišų, prikasėm ten bronės daržą į šitos maišus, dabar turim šitos maišus, mes jais dabar turim apdėlioti generatorių, kuris yra už kampo. Taip, generatorių, kuris yra už kampo, padaryti jam tokį namelį vadinamą arba būdą, kad jisai jaustųsi saugiai ir nenukentėtų, reiškia, apšaudimo metu. Ką dabar reikėtų suprasti apie pačius smėlio maišus, tai čianais mes turime variantus, kurie yra gerai užpildyti ir kurie yra blogai užpildyti. Tai vat, dalyviai norėčiau paklausti. Kilogramų yra jo maždaug. Jo, bet gal galite įvertinti, kurie yra gerai ir kodėl. Čia kilogramų klausimas šitoj vietoje irgi turbūt yra labai svarbus. Tai šitas prisirpęs, prisipūtęs, atrodo šitas... Tai čia yra dar vietos. O taip pat. Ok, tai reikėtų užpildyti, kad neliktų vietos. Taip. Aš tai šiaip nepildyčiau, aš pasidaryčiau jį transportuojamą kaip... Nu, taip, jeigu aš užpildyčiau tokį maišą, kuris čia, pavyzdžiui, yra absoliučiai pilnas, o tas atrodo absoliučiai pilnas, tai jis turbūt, kad beveik nepakeliamas yra, ar ne? Ar aš... Tai turbūt reikėtų pabandyti, ne? Dabar pabandyti. Vienam žmogui jisai sunkiai pakeliamas, bet kaip ir pakeliamas, bet, pavyzdžiui, jeigu mes turim porą tokių, nors nežinau, aš nusišneku tiesiog. Gal tiesiog kažkaip geriau griūna, jeigu pilniau kažkaip yra pripildytas, kažkaip gražiau geriau griūna. Jo, tai iš tikrųjų rekomenduojama pripildyti maišą ne daugiau kaip 2/3 viso maišo. Ne? Tai reiškia, tas maišas tada yra ir lengviau nešamas, tai mažiau jėgų sunaudojam tam, kad jį nutransportuoti ir kažkur tai reikia ar aukščiau pakeltą, ne, padėti. Bet ir pakankamai efektyviai maišas išnaudojamas pats iš savęs, ne? Taip, pats maišas efektyviai išnaudojamas ir kai mes jį dedame, pavyzdžiui, vieną ant kito, mes galime dar papildomai užlenkti, ne, tam, kad jos suspausti tarpusavį. Tai reiškia, na, užkertam kelią, net jeigu ir neturim ko užrišti, tai užspaudimo būdu padarom taip, kad smėlis neišbirėtų. Birėtų, okei. Tai siūlau dabar pabandyti bent vieną maišą nusitransportuoti rankomis tenais už pastato kampo. Gerai, kuris mažiausias? Nesikooperuosit, imsit po vieną maišą. Taip, nafik. O, aš nepakeliu. Tikrai nenunešiu. Tai jūs galite dviesągi nešti. Ne, aš pats, aš vyras, aš galiu vienas. Aš nenunešiu, aš galvoju, pakeliu. Ai, pasisuko diskas. Aš tau padėjau. Nu, pensijai pajausiu šitą skausmą. Oi. Nu, čia gal jau pagalbos, ne? Pala, dar vieną kartą noriu pamanyti. Ne, negaliu. Na gerai, dabar pabandyk pakelt biškę. Žiūrėk, jeigu aš tau padedu, iš karto paprasčiau, ne? Ir tai tikrai galima iš karto ne vieną vežti. Gerai. Gerai, ką? Palabu. Viesa. Nice. Gerai. Ok, pabandom du, ne? Dabar iš pradžių nešia vieną. Ir čia sunku. Ok. Liuk. Jo, dabar nelaužom nugaros, tiesiog išverčiam. Ne? Jo, nepagalvojau. Jo, čia turėtų ant tų maišių būti lipdukai, kaip reikia kelti, kokią formą statyti, nes, nu, aukosi nugarą greitai. Truputį suvokiama, ne, koks tai yra darbas. Jo. Tam, kad susinešioti tuos maišus, tai tikrai nėra lengva ir pora žmonių nepadarys, tai, na, reikėtų jau bendruomeniškai šitą daryti. Tai mes dabar susivežėm krūvą maišų prie mūsų brangaus generatoriaus. Gal galėtumėte, Žygimantai, papasakoti kažką apie patį generatorių ir šiaip atrodo, kad generatorius toks yra labai elementarus dalykas, iš esmės. Apie ką reikėtų pagalvoti, tarkim, įsigyjant daugiabučiui, tai turbūt reikėtų galvoti apie ne mažesnę galią kaip 5 kW. Tam, kad... Nemažesnė. Jo, nemažesnė. Tam, kad galėtumėm krauti ir daugiau telefonų vienu metu, galbūt ir kompiuterį kokį tai pasijungti, ne? Tai mes pajungiam tiesiog prailgintuvą. Čia yra ta paprasta rozetė, čia galima jungti trifazį vadinamą. Tai trifazis, kaip pavyzdys, gali būti jungiamas prie pastato, jeigu pastatas yra sutvarkytas ir jisai turi galimybę prisijungti išorinį generatorių. Tai reiškia, visa instaliacija gali būti padaryta pačioje priedangoje ir sutvarkyta taip, kad mes generatorių pajungiame tiesiog. Tai galėtų tada ne tik telefoną krauti, bet ir
tarkim, palaikyti lemputes viduje. Taip, ir esančias lemputes viduje galėtų palaikyti. Ne? Tai šiuo atveju mes neturim tokio įrengimo, tai tada naudojam prailgintuvą. Ne? Ir ką mums reikėtų padaryti, tai mums reikėtų jį apsaugoti, kadangi jisai stovi lauke. Ne, tai tiesiog apdėlioti jį smėlio maišais ir padaryti šitam generatoriui būdelę. Ne? Tai tam mes tuos maišus čionais ir atsinešėm. Dabar apie ką reikėtų pagalvoti dėliojant būdelę? Kaip galvojat? Nu, kas yra svarbu generatoriui? Tai jaučiu aplinkui dėliot, nežinau, bateriją saugot, kažką tai... Ten, kur dar sprogsta. Super, ne? Tai mums kažkada tai reikės ateiti papildyti kuro, ne? Tai reiškia, darant visą būdelę, mums reikėtų turėti lengvą prieėjimą prie pačio generatoriaus. Čia kažkur kuras pilas? Tam, kad mes galėtumėm įpilti kuro į generatorių. Ne? Dabar, kodėl mes pasirinkom šitą vietą, nes jinai yra už kampo, ganėtinai paprasta susidėlioti tuos pačius maišus, ne? Ir mes galime palikti būtent tokį tarpą, tai reiškia, neglausti prie sienos tų smėlio maišų, palikti šitą tarpą tam, kad galėtumėm ateiti ir prisipilti. Ne? Tai šiuo atveju mums grindos vyrai padės sudėlioti tą galutinį variantą, ne? Kaip tai galėtų atrodyti ir iš esmės tada galėsim ateiti, pasižiūrėti, įsivertinti tai, kaip yra patogu ir pabandysim galbūt netgi ir užkurti, ne? Tada, kada jisai yra jau toje dėžutėje. Šita konstrukcija tikrai atlaiko ganėtinai didelius smūgius. Kas blogiausia gali dabar atsitikti, tai nuo smūgio bangos smėlio maišai galėtų užvirsti ant generatorių. Į vidų, ne į tą vidinę pusę. Bet ką mes turėtumėm sveiką generatorių, atkraunam smėlio maišus ir jisai toliau mums tarnauja. Kitu atveju be tokios apsaugos generatorius tiesiog yra sunaikinamas ir mes nebeturime elektros atsarginio šaltinio. Supratau. Tai gerai, Žygimantai, mes dabar, kaip suprantu, eisime apsižiūrėti patalpą, kurią mes įsirenginėsime, ar ne? Taip. Tai jūs tada veskite, parodykite, kur čia yra. Judame į tą patalpėlę. Tai va, turime nusileidimą, ne, į mūsų priedangą. Sklepukas. Aš myliu tą kvapą. Tas pelėsio, nuodingo pelėsio kvapas labai man gardžiai. Šiandien dienai mūsų patalpa, kurią turėtumėm pasiruošti, yra šita. Sofą įmam tikrai ir tualetą. Okay. Iš esmės turime labai panašius variantus ir kitose sandėliukose. Tai šiuo atveju turime vieną laisvą, kuris nėra šiai dienai priskirtas nei vienam butui, kurį mes galėtumėm įsirengti ir pasidaryti kažkokią tai savo asmeninę erdvę. Ne? Tai kaip galvojat, kas šiandien galėtų dabar labai pavojingai atrodyti? Man asmeniškai labai pavojingai tai tos lentos su ta duobe atrodo tenai, nes aš tai, įkriščiau iš karto tenai. Narinsi koją dar kažką. Susižeičiau iš karto. Sakyčiau, kad dar plus gana plikas vamzdynas, kas mane irgi šiek tiek neramintų, bet jūs pakomentuokit, galbūt čia nieko tokio, ten plus yra vienas. Jau žeiti vidų gal, ne? Tiesiog žeikime čia ankštą labai. Išsisukojus. Gerai, opa, o. Ten viršui dar yra kažkas. Pačioj, ne, aš į bulves dėdavau vaikystėje tenais, mano šeima dėdavo. Jo, iš esmės tai ta duobė, jinai gali būti reiškia naudojama kaip kažkokia tai daiktadėžė, tai tenais tikrai galima kažkokių tai papildomų daiktų, bet ką mes dabar matom, tai mes matom beveik standartinį vaizdą, kaip mes šiandien dienai prižiūrime savo sandėliukus ir ką tenais rastumėme, jeigu nepradėtumėm galvoti apie savo sandėliuką iki dienos X. Matom, kad pati patalpa yra tikrai ganėtinai saugi. Matome... O kas suponuoja jos saugumą, nes apskritai tada kokios turėtų būti tos patalpos charakteristikos, gal kad ta patalpa tiktų priedangai, vadinkim. Nes vėlgi aš sakau, man nesaugiai atrodo, čia nereiškia nesaugu, bet man asmeniškai tai tie tokie gan atviri skaitliukai su vamzdžiais. Ten viršui yra vienas atviras vamzdis, jis tikriausiai nefunkcionalus, ten virš manto galvos. Tada čia yra, iš išorės yra skylės, nes čia vėlgi yra pravestas vamzdynas. Aš nežinau, ar čia tas taktą nežinau, kažkokiu tai smūgių metu, ar jinai laiko. Kaip man nuspręsti, ar kad čia šitą erdvė, liuks, čia įsirenginėjom, čia statom tualetą ir sofą. Tai iš esmės visa šita erdvė, kurioje mes dabar esame, yra ta saugi erdvė, kurioje galime būti. Dėl ko? Dėl to, kad jeigu pasižiūrėtumėm dabar į lauką, tai mūsų galva
iš esmės beveik nesiekia žemės lygio. Aha, jo. Bet iš esmės pats pastatas, jisai yra pakankamai apsaugotas tam, kad atlaikytų didelės bangas ir didelius smūgius. Gerai. Tai kaip manai, nuo ko reikėtų pradėti? Koks tas interjeras? Manau, reiktų pašalinti pelėsį, man gan šlikštu. Extreme makeover, apsukam. Ir dabar čia viskas švyti. Bet ne, nieks nešvyti. Nežinau, nu va, yra skylė kažkokia, aš jaučiu čia megočiau kažkaip, tai susiriešiau, kažką tai jis neįsivaizduoja iš tikrųjų. Net jaučiu daiktus, gal reikėtų dėti. Gerai, va, jau geriau mastai iš tikrųjų. Ar jūs dabar pamatę šią patalpą persvarstytumėte savo tris pasirinkimus dalykam, jo, sofos kurie galbūt jums būtų reikalingi čia? Jo, reikėtų čiužinį dar paimti, bet, nu, aš visą to čiužinį. Nu jo, čiužinį reikia. Lina mes užsiciklinusias čiužinį, jo. Kibiro užtenka, to tualeto tikrai nereikia, per akis, kaip sakant. Jo, tai įdomu, tie vamzdžiai šildys ar kažką tais, ir bus galima prie jų prisiglausti. Ar yra toks variantas, kad šiluma eitų nuo tų vamzdžių, ar ne? Reikia pasižiūrėti, kam skirti vamzdžiai. Tai šiuo atveju, man atrodo, tai nėra šilumos magistralė, tai yra vandentekis. O tai gaučiau vandens iš jų, yra šansų kažkaip jį atidaryti ir atsigerti. Tai šiuo atveju į šitą priedangą reikėtų atsinešti, ne, vandens gerimo ir jį turėti iš būtent tokių vamzdynų. Nėra patariama, jeigu nėra įrengtas, ar ne, kažkoks tai reiškia praustuvas, čiaupas papildomas, piltis vandens ir gerti. Tai išvietėjai, tualetui mes pasirinkome kibirą, kas visai gal čia neblogai, aišku, ten turbūt tą kokį nors kampą įkištumėm ir... Arba už durų gali laikyti, ne? Jo, bet norėjau paklausti, ar negalima dar kažkaip gal tualetui iš šitos kažkaip erdvės visos panaudoti, ar mes turim būtinai užsimti šitą visą vietą, kuri ir taip yra super limituota. Tai visiškai teisingai, ne? Tai dabar, kai pamatėm tą daiktų krūvą, kuri yra reikalinga, tai mes galime turėti daiktus čianais individualioje erdvėje ir tai nėra blogai, jeigu mes turėsime ir daugiau tų daiktų, bet visą laiką reikėtų galvoti apie visą bendrą patalpą. Ne? Tai reiškia, jeigu bendroje patalpoje mes galime įsirengti tą tualetą, tai mums nebereikia turėti to kibiro pas save individualioje patalpoje. Gerai, man labai didelė arachnofobija yra, aš bijau visų šitų voratinklių. Galiu jau išlipti, aš gausiu priepolį panikos. Bet išsiaiškinsiu, ar labiau bijosi kulkų ar vorų, kaip sakant. Nu, tikiuosi, neišsiaiškinsiu. Bet čia mes taip pat darom prielaidą, kad visi šitie rūsiai priklauso žmonėm, jie jau ten yra savo įsirengę, ar ne? Šitas slėptuvės vadinkim? Priedangas, atsiprašau. Mes galim tik tai nebent nutart kažkokią bendrą erdvę, kurią mes panaudojam kažkam bendram, ar ne? Nu, tai tualetai, tarkim, ar ne? Va čia buvo tas neblogas pasirinkimas, ar ne? Dėl ko? Dėl to, kad patį tualetą galima būtų statyti, reiškia, čianais, yra arti langelis, ar ne? Tam, kad būtų ir oro ištraukimas. Ir kita vertus galima pasidaryti širmelę, ne? Tai reiškia paprastą paklodę užsimesti, tiesiog, kad privatumo. Jo, kad būtų šiek tiek privatumo, kad praeinant žmonės nežiūrėtų, ar Stasys, ar Onutė sėdi dabar čianais ir ką čia jie daro. Matau čia termometrą, kaip eina šiluma, šaltuma į šitą vietą. Kaip žiemą, tarkim, čia būna, nueina tas, kiek šalta, kiek šilta? Tai žiemą iš tikrųjų būna tokiose patalpose vėsiau, tai nėra labai, kaip sakant, patogi temperatūra. Bet mes niekada joje neturime minuso, ne? Tai reiškia, visą laiką mes turėsime pliusinę temperatūrą. Ką galima daryti papildomai, galima turėti kažkokius tai šildytuvus. Jie gali būti arba elektriniai, gali būti arba dujiniai, ne? Tai reiškia... Jie labai daug valgo iš generatorius. Taip. Tai čia labai geras pastebėjimas, ne? Jeigu turim šildytuvą elektrinį ir dingo elektra, tai greičiausiai generatorius dirbs vien tik tai šildytuvai, ne? Tai jau daugiau ir telefono nepasikrausim, arba tada turim turėti galingesnį generatorių. Galingesnis generatorius, bet kokiu atveju didesnis išlaidos, ne? Tai šiuo atveju sprendimas tokiom patalpom, bendrose patalpose yra tokios vadinamos šildymo patrankos dujinės. Tai dabar mes turime langų situaciją vadinamąją, ar ne? Mes turime smėlio maišus. Antrame plane galime matyti, kaip vieną iš tų langų uždenginėja štai grindos vyrai, neša ir pildo ertmę ir turbūt tada užsidengs langas. Nežinau, ką tada reikėtų žinoti apie langų uždengimą maišais. Mes buvome
patalpoje, kuri neturi lango, kas yra, vėlgi, išsiaiškinam, kad tai yra geras dalykas ar ne, nes tai iš esmės yra saugesnė, bet čia turime jau langus, kuriuos turbūt reikėtų apsidengti, kad išvengti kažkokių tai smūgių iš išorės. Visiškai teisingai. Tai langas iš esmės yra silpnoji konstrukcijos vieta ir jisai yra ganėtinai pavojinga vieta sprogimo atveju, už tai, kad viskas tas, kas yra lange, tai reiškia stiklai, rėmas, jisai yra pučiamas į vidų, ne? Tai ką mes galim padaryti? Mes galim pasidaryti papildomą barjerą. Ir šiuo atveju, ko nereikėtų daryti, tai dedant smėlio maišus, nereikėtų spausti jų prie sienos, ar ne? Nereikėtų. Nereikėtų spausti prie sienos, todėl kad tada smūgio banga pasiskirsto per visą konstrukciją. Jeigu mes nespaudžiam prie sienos, tai tada smūgio banga gauna tik tai maišas. Supratau. Jie tada atsiremia patogiai į sieną ir, reiškia, taip apsaugo mūsų langą. Kas gali atsitikti, tikrai gali nuo garso išbyrėti stiklas, ne, bet ko mes neturėsime, tai neturėsime efekto, tai reiškia įpūtimo visų šiukšlių į vidų. Supratau, tai iš esmės šitą erdvę mes užpildom, mes ant palangės nieko nededam ir tada čia prisidengiam, ar ne? Ten ta ertmė kaip ir lieka. Nes aš tai būčiau čia pildęs viską kaip smėlių užpilinėjant. Tai taip nereikia, nes tada visa konstrukcija priimtų smūgį, ar ne? Jo, kitas dalykas, tai bet kokiu atveju pasiliekam kaip ir avarinį išėjimą. Tai reiškia, jeigu visiškai viską užpilsim, po to bus ganėtinai sunku išeiti, o tokiu atveju turėtumėm dar ir papildomą išėjimą ir galėtumėm atsidaryti langą tam, kad įeitų papildomai oro. Tai tas iš tikrųjų irgi yra labai svarbu. Tai šiuo atveju užtenka smėlio maišus sukelti iki šitos ribos. Gerai, Lina, man tai ką tik susipažinote su erdve ir esate pasirinkę savo 6 daiktus. Dabar galite jau po to, kai susipažinote su ta erdve, kurią jūs turėsite įsirengti, pasimti dar 3 dalykus. Ką dar 3 pasimtumėte? Jo, tai atrodo labai kietai tenais viskas. Nu, kietai ne kaip kad cool, bet kad labai kieta viskas yra. Vien plytos ir panašiai. Ir ten tos skylės tokios neaiškios, nesaugiai atrodo. Tai va čia tos lentos atrodo visai gardžiai, kaip sakant. Šviesas dar pašviesins. Jo, pašviesins kažkiek laimės. Labai kad apie interjero dizainą yra galvojama, taip. Ir čiužinį, imam čiužinį. Čiužinį, taip, jo, aš irgi sutinku, iš tikrųjų reikia. Labai gerai. Dar vienas paskutinis dalykas, kurį pasimtumėte ir šviesos gal. Šviesos, vis dėlto reiktų jo lempo. Bet jūs turite prožektoriuką pasiėmę. Jo, bet labai mažiukas. Perdegs greitai, jo. Ir bus labai baisu, nes tiesiog tu pastoji va taip laikysi savo virš veido, kai norėsi šnekėti tamsoj, nu čia tiesiog baugiai atrodys. O tai gal reikėtų ar kokios ryšio priemonės? Ar mums užtektų tiesiog telefoną? O telefonas gali atlikti radiją ir visą kitą dalykus tos, jo. Nes aš tai čia aišku nematau kažko, gal kažkur yra dalykas. Šiaip tai Vilniaus miesto savivaldybė turi absoliučiai idealius štai šitos radijukus, kurie tarp kitko pirmoje mūsų laidoje apie priedangas buvo jau išbandyti ir jie iš vadinamųjų sklepų arba rūsių idealiai pasigauna visą reikiamą jums ryšį, nu tai šiuo atveju nacionalinį transliuotoją. Tai aišku, šitos pasimkit, čia ir kartu yra jums dovanų, bet jeigu ir užskaitome kaip vienetinį dar daiktą, kurį galime pasimti, tai čia turbūt yra super būtinas daiktas. Gerai. Off we go. Ką, pradedam imam tą 20 kg kūjį. Nuo grindų, teisingai. Gerai. Gerai. Padėti. Ką, darysim man cave, ne? Kaip kalbėjau, kad pasidarysim bakurvietę, kaip sakant. Bet ne, yra ir mergina, tai spėjitas šitas rudas šlykščias lentas keisime į šviesas baltas. Blemba, šį bijau, ten kažkoks skeletas yra, ne? Nu, gerai, čia kitam kartui. Tada uždengiam. Nu va. Prašau. Wow, žiūrėkit. Super, jeigu ką tai gali. Labai neblogą kompoziciją sugalvojot, bet iš šitų va šviežių lentų, ką galima būtų turbūt pasidaryti, tai iš karto pasidaryti vietą čiužiniui ir pabandyti išsilyginti, ne, tą paviršių. Tai siūlau panaudoti dar ir šitas lentas. Jeigu pasitraukia tos reiškia senesnės lentos, tai jas tiesiog pabandyti. Gal ištrauktis jo. Ištraukti, ne tam, kad truputį lygesnis. Šiaip čia jau jaukiau negu mano neįrengtam lofte, tai visiškai normaliai. O, truputį kitaip, ne? Jo.
Geriau. Jo, iš karto tvarkingiau, iš karto geriau ir nebe tai baisu užeiti į šitą patalpą. Tai... Dabar čiužinė. Va. Ne? Nu va. Kaip čia buvę? Labai gerai. Iškart jau. Galiu atsigulti jau. Va. Minkšta? Čia tikrai košmaro nesapnuosiu. Čia pats tas jau. Kur kibirą dedam? Nu jau čia neplanuosim, kažkur vat kamputyje čia. Į kamputę, ne? Jo, ir susitarėm, žinai, kad vakare jau, kakas nedarom, kaip sakant. Ir kad reikia išmetam, įsipilom, vakare tik tai, žinai, dar įpilsim vandens, jį turėsim papildomą. Bet jeigu vakare aš labai norėsim, tai ką padaryti? Nu, eisi lauką tada, nežinau. Eisi prie generatoriaus daryti. Eisi prie generatoriaus. Jo, įtvirtinti reikia, gerai. Liuks. Tada maistas ir vanduo turi būti kažkur, kitam kampe gal ten kažkur. Ar dabar dedam į tą kibirą, gal ne? Prie savęs, nes gali, žutę atstavčiu. Tai dabar įsirengėm, ne? Taip, įsirengėm. Nu, su tais išsirinktais keliais daiktais iš esmės. Taip. Čia tas minimalus įsirengimas. Ką pasirinkom? Tai kaip galvojat, ką dar galima būtų padaryti šitom patalpom, kad jos būtų dar patrauklesnės ir būtų čia maloniau būti? Išdažyti sienas. Prisiklijuoti plakatų visokių raumeningų vyrų ir kultūristų. Sutvarkyti voratinklius, kad nebūtų nejauku. Nepalikti paskutiniai dienai, kaip sakant, pagalvoti apie šitą dalyką anksčiau ir nuimti voratinklius, kuriem yra po 100 metų visiems. Man keista yra, kažkas sakė, čia kažkur yra menkeivas, yra vyriškis pasidarė savo pasprūkt nuo žmonos, kaip sakant, lokaciją. Tai visi galėtų tokią pasidaryti. Aš čia, jeigu būčiau paauglys, aš nuo tėvų pabėgčiau ir čia būčiau. Jeigu čia man su atitinkama žmona kiekviena diena yra X diena, taip? Viskas labai teisingai, ne? Tai kuo mes tvarkingesnės tas patalpas turėsim šiandien, tuo geriau jausimės ir tą pačią X dieną. Ir turėti jaukę erdvę, kurioje praleisiu galbūt iki paros laiko, galbūt ir daugiau negu parą laiko, ne? Tai ar tas pats pernakvojimas, jisai būtų galimas tada toje erdvėje žymiai patogiau, psichologiškai ramiau ir tvarkingoje aplinkoje. Šitam laidų cikle mes akcentuojame ir kalbame apie išvykimo krepšius. Čia mes turime tokį vieną, jau super išvykimo krepšį. Kokią rolę jisai žaidžia, nežinau, priedangose? Tai ar tada tokį, atsiprašant, gargarą pas save namie turėti, ar pas save namie gal geriau tada turėti kažkokį minimalų kuprinytės variantą, o šitą tada galima ten į savo priedangą pasidėti, susidėti. Ar kokia yra jo rolė? Išvykimo krepšys, jisai nėra skirtas vien tik tai evakuacija, ne? Tai tame išvykimo krepšyje ir gali būti tos priemonės, kurias mes laikome namuose, jas galime ir prižiūrėti, galime ir į turistinius žygius tom priemonėm eiti. Ne, tai jas kažkiek laiko reikia ir peržiūrėti, nes ten dalykai baigės galiojimas ar panašiai. Ir lygiai taip pat tokį krepšį reikalui esant aš galiu užsimesti ant pečių ir nusinešti čionais ir turėti visas reikalingas priemonės, kurių man gali prireikti. Ar dabar jūs jaučiatės bent šiek tiek labiau pasiruošę dienai X, vadinkim taip, ar bent gal kažkokią turėtumėt bazinį žinių paketą, kaip pradėti ruoštis arba savo priedangą įsirenginėti? Manau, kad drąsiau jaučiame su pačia visa lokacija, kad čia nėra kažkokia demonų irštuota tamsi, kad ypač jeigu pasiruoši anksčiau, nes nuo vaikystės tenais tu eidavai pro šitos sklepus ir tau baisu būdavo, legendos eidavo, kad ten benamiai miega, žinai, gyvena. Dabar matau, kad nėra tų benamių, jeigu yra, tiesiog nueikit anksčiau, pasižiūrėkit turbūt. Tai nežinau, turėtų irgi žmonėms būti pasimatyti, kaip mes čia laisvai vaikščiam ir panašiai, kad nėra čia tai baisu, nėra tai blogai ir labai gerai paskirti atlieka tiesiog šitas patalpas. Tai. Jo, ir šiaip, manau, visai nemažai dalykų sužinau, bent jau aš ko nežinau, kad, pavyzdžiui, smėlio maišo vieno negaliu pakelti, tai reikėtų pagalbininko. Ir tai dabar šiaip tai turbūt jaučiame saugiau, tik tai reikėtų dabar pas mus kažkur pasiplanuoti, pasižiūrėti, ką galime pasidaryti. Kaip jūs vertinat mūsų darbą? Tai iš tikrųjų, jeigu vertinant visą dienos eigą, tai kas man labai patiko, tai kad iš karto renkamės tas labiausiai reikalingas priemonės, tai yra maistas, vanduo, kas iš tikrųjų padeda ir išgyventi, nes neturint čiužinio arba gražių grindų galima pasislėpti ir išbūti, bet jeigu neturėsiu kaip save nusiraminti arba, reiškia, pavalgyti, atsigerti vandens, tai čia gali būti blogesnis variantas. Ir
turbūt palinkėsiu kiekvienam pagalvoti visą laiką, kad jeigu turiu namuose daiktą, tai jisai gali turėti 2 paskirtį, kartais 3 paskirtį, ne? Tai nebūtina, kaip sakant, visko turėti tik tai vienam įvykiui, bet galima panaudoti iš to, ką jau turiu, skirtingose situacijose tuos pačius daiktus. Na ir mano turbūt pats pagrindinis akcentas yra tas, kurį aš įsinešu iš kiekvienos planas dienai X laidos, tai kad reikėjo pradėti ruoštis jau vakar. Tikriausiai, ir jeigu mes turime tokias erdvės, ir jeigu mes galime iš anksto numatyti tam tikrus dalykus, tai įsirenginėkime, kaip jau sakau, įsirenginėkime, pradėkime tokius dalykus įsirengti, pasirengti, krepšį, susidėti daiktus kažkokius, tai žinot, ar turėti kažkokį tai planą jau vakar. Ir tai ačiū labai Žygimantai, ačiū labai Mantai. Labai įdomiai papasakoti žmonės, ačiū jam. Ir ačiū labai, mėly žiūrovai, čia buvo dar viena laida Planas dienai X. Susitinkame kitose laidose, būkite saugus.